Aš esu Bolis Kameklis iš Panevėžio. Šiuo metu radamas Ukmergėje pas mano tėvuką bendražygę Povilą Jačiūną. Jį aš radau pradėdamas rašytinę medžiagą skirtą teisingumo atstatymui mano tėvui. Povilas Jačiūnas buvo tuo metu vienintelis man žinomas gyvas lygis tėvo bendražygis, partizanas, kartu kovojęs toje pačioje rinktinėje. Man tėvuks kovojo didžiosios kovos apygardą, dabar taip vadinu, tuo metu vadina Žalią Velnę apygardą. Plieno rinktinė, dabar jį vadinasi B rinktinė. Jie kovojo kiek skirtingos vietos, bet labai netoli vienas kitą, gerai vienas kitą žinojo. Be to ir kalėjo vienoje vietoje ant tos lagerio, skirtingos irgi Olpėse, bet buvo susidūrę. Povilas Jačiūnas yra puikios atminties, 23 metai gimimą, 4 metais jaunesnis už tėvuką, bet prisimena viską ko puikiausiai, parodymasis man davė apie tėvą, nurodamas kovų vietas, kuris dalyvavo, kokiuose pareigose dalyvavo, ta medžiaga pateikta genocido centrai, senai pateikta Lietuvos valstybinėm kitom institucijom. Jeigu bus laiko, po to panagrinėsim klausimą, kodėl iki šiol tas teisingumas nėra atstatomas ir kodėl yra visiškai neįvertinami nusikaltimai, kurie buvo atliekami mano tėvo ir jo šeimos atžvilgiu. Dabar man galbūt nelabai šiandien ginčytis dėl sukilimo su jumis arba kitais žmonėmis, kurie sėdėjo ir tiesiogiai matė tą visą reikalą, bet pavyzdžiui, iš tėvuko kalbų, nors jisai savo laiko ne per daugiausiai kalbėjo, bet ir tai, ką kalbėjo, ganėtinai striga, nes tai buvo išskirtinės kalbos. Dabar aš liečiau sukilimą. Kadangi pas jį buvo gebėjimas bendrauti, judėti ir aplamai įdomios asmenybės žmogus buvo, jo bendravimo lygis ėjo labai plačiai. Jis bendravo ir su tais žmonėmis, kurie buvo Tarybų Sąjungos elitas, aktoriai, žvalgybininkai, kurie grįždavo iš užsienio ir jos apsivalymui sodindavo lagerius. Jis bendravo ir su japonų belaisviais, kurie buvo pasodinti lageris, dar tie japonai, kai kurių kovos veiksmų jie buvo. Teka būti ir man su kiniečiais, su japonais. Ir kada buvo ruošiamas sukilimas Sintoj, būtent apie šitą dalyką irgi buvo kalba, jis iš tų pačių žvalgybininkų sėdėjusi gavo informaciją, kad šitas sukilimas ruošiamas su tiksliu, konkrečiu tikslu. Įstatymiškai sunaikinti aktyvius Tarybų Sąjungos priešus. Nes aktyvus priešai, kuriem nepatiko Tarybų valdžia, jie stos į kovą, o atitinkamai represinės struktūros, kariuomenė, NKVD, šitoje kovoje jau sunaikins, viskas bus teisėta, viskas gražu, jie priešinas ir žuvo ir nebeliks problemos. Ir ne tik šitai tapo aišku, bet tapo jam aišku ir tie žmonės, kurie organizavo iš lietuvių tarpo pasipriešinimą. Todėl šitas sukilimas neįvyko. Tai va būtent šitai man buvo žinoma. Ir vėlesniu laiku, kada pradeda atsekti atgal, kodėl prieš tėvą buvo taikoma tokios sankcijos, ganėtinai didelės, ganėtinai stabilios ir žiaurios. Kaip pagalvoji, kodėl žmogui, kuris nebuvo Lietuvos vyriausybės narys, arba kariuomenės vadas, arba dar kažkas, tai prieš jį taikomas tokias beprotiškai didelės sankcijos. Tada belieka tik ta informacija, kurią tu turi. Pasipriešinimo, sukilimo nuslapinimas lageryje, tardymo metu neišpasakojimas tai, ką tu darei, slėpimas ir tokie gudri akivaizdi prieš tai sistemai.
Tik tiek galima vertinti tai, ir atitinkamai, kadangi jis buvo sistemingai kviečiamas į saugumo komitetą ir iš jo buvo reikalaujama dirbti, kadangi jis atsisakinėjo, jam buvo tiesiai šviesiai sakoma, pradėsi su mum dirbti, bus priregistruotas priedo, dar ir tokios sankcijos, kaip kad jo neregistruoja, tuo pačiu kartu baudžia už neregistravimą piniginę baudą, už tai, kad gyvena neregistruotas. Jis buvo baustas ne vieną kartą. Taip pat buvo baustas ir jau taip pat, aš invalidas grįžau, šaktai traumuotas, viskas. Ir čiagi mano grupė, ašgi, reiškia, ne karo prievalininkas, o čia atvažiavau, čia vis tiek mane baudžia kas mėnesį ir baudžia, kodėl aš ne karo prievalininkas. Ir antrą grupę turiu, ir nedarbingas, ir viskas. Tai pagalau, kol išeidavo amžinatais ir riauba, tai buvo komisija, tada vėl aš parašiau pareiškimą, kad statykit mane komisiją, mane priepalį patrauminį buvo epilepsinį ir viskas, depresinį tokie jų išpoliai. Ir po to tik tai reiškia. O taip, grįžus, jau raudos režimus jau buvo viskas, aš grįžau po 20 metų, 67 metais. Taip, manesgi niekur išvyja, iš Kauno išvyja, iš Panevėžio išvyja, išvyja iš Utenos, išvyja iš Širvintų net išvyja. Ir kaimė vargiai šiaip taip, kaimė šiaip taip.